Ši žiema Lietuvoje labai šilta, galima ieškoti žibučių, sniego nėra. Šiaurės pašvaistės irgi nėra, nes dangus apsiniaukęs. Mūsų misija labai paprasta – nuvažiuoti pas Kalėdų senelį, paprašyti, kad į Lietuvą atsiųstų sniego ir šiaurės pašvaistę. Važiuojam! Štai 15 linija ir važiuojame 15. Rikiuojamės į eilę. Pagal visą tvarką apvažiuojam keltą. Dar viena eilutė. Didžiulis keltas su keliais deniais. Kokios rekomendacijos plaukiant keltu iš Talino į Helsinkį? Atvykti rekomenduojama, jeigu turit galimybę, likus 2 valandoms iki kelto išplaukimo. Aišku, stovėsite eilėj, bet be jokio vargo naviguosite uoste. Prieš tai be abejo registruodamėsi turite įvesti automobilio numerius. Tuomet kameros nuskenuos ir parodys, į kurią eilę jums reikėtų atsistoti. Svarbu nesupainioti be abejo kompanijos, mes plaukėme Eckerö Line, o ne Tallink ar kokiu nors kitų keltų, todėl svarbu atsistoti reikiamą juostą ir toliau viskas eis kaip sviestu patepta. Maždaug likus 45 minutėm jūs būsite įleisti į keltą, jeigu sumokėsite 10 eurų brangiau, važiuosite į tą eilę, kuri anksčiau išvažiuos iš kelto, jeigu norite sutaupyti, tiesiog ilgiau palauksite eilėje. Ir viskas, daugiau nieko, įvažiuojate į denį, ten reguliuotojai parodo, kur važiuoti, paliekat automobilį, denis automobilių užrakinamas, jūs keliaujate į keleivių saloną ir mėgaujatės ryto kava. Kelionė iš Talino į Helsinkį trunka šiek tiek daugiau negu 2 valandas. Jeigu plaukite greitesniu keltu, lėtesniu maždaug 2 valandas 30 minučių. Čia Taline kol kas krenta toks šlapias sniegas iš dangaus, +2, +3. Pasižiūrėsime, kokia temperatūra bus anoj įlankos pusėj Helsinkyje.